Sveiki! Manau, kad ne vienas iš jūsų buvo susidūręs su tokia situacija, kai kažkas namuose patrumpino ir pokštą išmušė automatą, atėjote iki skydo, įjungite įvadinį automatą, įjungite linijos automatą ir labą dieną. Niekas vis tiek neveikia. Kodėl? O todėl, kad išmušė automatą ir laukia KAS spintoje. Ir jūs naktį, nes dažniausiai jeigu kažkas ir trumpina, tai trumpina naktį arba žiemą naktį. Ir jūs naktį kaip durnių su žibintuvėlį ir pusnagis einate prie skydo, ką tai jungti savo automatą, o paskui sėdite ir galvojate, nu kodėlgi? Kodėlgi aš turėjau eiti į tą šaltą ir tamsų vakarą prie elektros skydinės, kad įjungti savo elektrą. Nejaugi negalima padaryti kažką tokio, kad išmušinėtų automatą tik pačiame namo skyde. Tai sprendimas yra ir šiandien jums apie jį papasakosiu, bet prieš tai, kaip visada, prenumeruokite kanalą, dėkite laikus ir rašykite savo komentarus. Selektyvumas. Manau, daugelio iš jūsų girdėtas terminas. Selektyvumas tai, sakykime taip, gebėjimas avarijos arba neštatinės situacijos metu atjungti tik tą liniją, kurioje įvykė tą situaciją, neatjungus kitus elektros linijų arba pagrindinis elektros linijos. Įsivaizduokite, jūs miegojate, naktis kažkas įvyko, išmušė viso namo elektrą. Jūs to kaip ir nepastebėjote, nes jūs miegojate. Bet galiausiai prabudote nuo to, kad pradėjo kaukti signalizacija. Nes jinai pradeda kaukti, kai išsenka centralės akumuliatorius. Stresas. Jūs galvojate, kad jūs bando kažkas apiplėšti. Šviesos nėra, signalkė rėkia. Jūs ieškote kokios nors bytos arba kokios nors armatūros. Ir jūs pasiėmėte armatūrą, išėjote taip tyliai iš kambario. O ten pasirodo, kad čia katinas gaidys ant salos stalviršio išpylė stiklinę su vandeniu, kurią jūs palikote dar vakare. Tiesiai ant kištukinį lizdų, kurie sumontuoti į salos stalviršį. Ir jums išmušė virtuvės automatą, o kartu ir įvadinį automatą. Aš aišku suprantu, kad katinas tikriausiai su tą armatūrą ir gaus vietoj vagių. Bet taigi, nervų ląstelės, kurios mirė jūsų streso metu, jos neatsistato. Tai, kad taip nenutiktų, jums reikia visą laiką jūsų elektros skyde išlaikyti automatų selektyvumą. Draugai, noriu papasakoti jums labai trumpą istoriją. Kažkada atsiunčia man draugas nuotrauką štai va tokio devaiso. Ir sako, gal padaroma tokia? Sakau, ne, čia nesąmonė, nebus niekaip, nenaudojama, nepatogu. Praėjus kažkuriam laikui rašo man kolega ir sako, klausyk, o tu tokius trafaretus kartais nenaudoji? Sakau, ne, čiagi visiška nesąmonė, o jis atsako, ne, taigi palauk. Kodėl? Aš gipsiniam sienom visada naudoju, labai yra patogus daiktas. Ir tada man viskas suėjo į savo vietas. Ar teko jums kada nors montuoti dėžutės į gipsą? Manau, kad taip. O buvo taip, kad subraižėt viską, išgrįžėt skylę, žiūrite, o kai kurios skylės pabėgo? Manau, kad buvo. O ką mes galime pasiekti naudojant štai tokį gręžimo šabloną? Mes jame padarėme centravimo taikiklius. Todėl jums reikia nubraižyti liniją arba pastatyti lazerį. Tada jūs paėmėt šitą šabloną. Čia yra speciali skylė, jūs per ją pritvirtinate jį vienoje vietoje. Tada paėmėt už kito galo ir išlyginate pagal lazerį arba nupieštą liniją. Ir įsukat iš kitos pusės antrą varžtą. Šablonas stovi vietoje. Jums liko iš jūsų karūnos išimti grąžtą ir išpjauti skylės, kurios jau nebepaveiks, nes jos bus metalinėme šablone, kurios skylės diametras yra 60 mm. Kaip ir jūsų karūnos. Paskui šabloną nuėmėt, su drožtuko skylę pradražėt ir dėžutės gražiai įstatėte. Šitas šablonas yra jau parduodamas mūsų internetinėje parduotuvėje, o pirmiem 10 užsakymų bus taikoma nuolaida. Visos mūsų prekės yra pristatomas visoje Lietuvoje. Tai kasgi tas selektyvumas ir kaip jį išlaikyti? Tikriausiai nors kartą gyvenime esate matę automatinį jungiklį. Ant automatinių jungiklių yra krūva visokių nereikalingų užrašų, kurie jums šiaip neįdomus ir nelabai ką ir pasakys. Bet du užrašai visgi yra svarbus. Tai automato nominalas ir charakteristikos raidė. Nominalai yra skirtingai. Prasideda gal nuo 1 ampero ir pasibaigia ties daug amperų.
Jūsų namuose yra du pagrindiniai nominalai, kuriuos jūs naudosite. Tai 10 amperų, tokį nominalą naudosite apšvietimo linijom ir 16 amperų. Jos dažniausiai naudosite kištukiniams lizdams. Papildomai dar būna visokių kitų nominalų, bet čia reikia skaityti jūsų įrenginių specifikacijas. Ir čia kalba eina apie vienfazius automatus. Jeigu automatai trifazė, tai nominalai būna tie patys. Tik su to skirtumu, kad jeigu trifazės automatas yra 16 amperų, tai nereiškia, kad tai bus po 5 ar 3 amperus ant kiekvienos fazės. Tai reiškia, kad kiekviena fazė bus po 16 amperų, o suminė srovė bus 48 amperai ant 3 fazių. Trifazio automato rankinėlė yra sujungta ir dėl to gaunasi, kad jeigu nors vienos fazės srovė bus per didelė, atsijungs visos 3 fazės. Todėl, kad trifazės automatas atjungia visas 3 fazės, išeina kitas dalykas. Pavyzdžiui, jūs turite 9 kW įvadą. 9 kW įvado tai trifazės automatas 16 amperų. Reiškia, kad pas jūs yra 3 fazės po 3 kW. Ir čia klausimas, kas bus, jeigu aš pajungsiu vienfazį 5 kW įrenginį į savo tinklą? Kas nutiks? Įvadinį automatą išmuš. Bet kodėl? Taigi turiu 9 kW, kodėl jį išmuš? Kilovatus tu gal turi ir 9, bet ant vienos fazės tik 3. Todėl renkant savo elektros skydas labai svarbu yra paskirstyti tolygiai galingus įrenginius, kad nebūtų vienos fazės apkrautos, o kitos ne. Su amperais išsiaiškinama. Dabar pakalbėkime apie automato charakteristikas. Automatai šalia skaičiaus 10, 16 ar daugiau turi dar ir raidę. Tų raidžių iš tiesų yra nemažai, bet pagrindinės, kurias mes naudojame savo namuose, tai B ir C. B raidė ant automatinių jungiklių mums pasako, kad šitas automatas atsijungs, kai tekanti per jį srovė bus didesnė nuo 3 iki 5 kartų. C charakteristika mums sako, kad toks automatas atsijungs momentaliai, kai per jį tekanti srovė bus didesnė nuo 5 iki 10 kartų. Reiškia, kad jeigu mes turime B10 automatą, jis momentaliai suveiks, kai per jį tekanti srovė bus nuo 30 iki 50 amperų. O C charakteristikos 10 amperų automatas atsijungs momentaliai, kai per jį tekanti srovė pasieks nuo 50 iki 100 amperų. Ir iš čia galime padaryti kokias išvadas, kad namuose reikia montuoti B charakteristikos automatus. Ir viskas bus gerai. Šitoje vietoje ir taip ir ne. Taip, namuose bent jau mes visada jungiame B charakteristikos automatus, bet visada reikia įvertinti tai, kokie įrenginiai jungsis. Jeigu tai kompiuteris, indaplovė, šaldytuvas ar bet koks buitinis įrenginys, tai B charakteristika tinka. Bet jeigu jūs sugalvosite garaže, tarkim, pastatyti kokias nors pjovimo staklės arba kompresorių, tai tokiu atveju B charakteristikos automatos gali pradėti išmušinėti įrenginį paleidimo metu. Praveskime čia analogiją su automobiliais. Kada kuro sąnaudos būna didžiausia? Teisingai, tada, kai judi iš vietos, beje, elektromobiliuose irgi ir elektriniuose įrankiuose irgi. Jeigu tai koks nors pjūklas, tai paleidimo metu jo įmama srovė gali būti stipriai aukštesnė už nominalį. Neilgai, bukvaliai sekundai, bet tos sekundės pakaks, kad išmušti B charakteristikos automatą. Tai jeigu yra planuojami tokie įrenginiai, tai jiems geriau naudoti C charakteristikos automatą. Lygiai tas pats su kokiu nors virduliu. Jeigu pas jūs prie skaitliuko stovi C16 automatas ir namuose ant virtuvės linijos irgi stovi C16 automatas, tai sujungus ir rozetę, virdulį, virtuvinį kombainą ir kokį nors dar įrenginį, kurių bendra naudojama amperų suma bus didesnė už automatų srovę, tai išmuš ir linijos automatą, ir automatą prie skaitliukų, nes suveikimo laikas vienodas. Bet jeigu skydė bus B charakteristikos automatas, o prie skaitliuko C, tai pirmą išmuš automatą jūsų skydė. Ir jums nereikės eiti jau prie skaitliuko ir jungti viso namo automatą. Bet deja, tai bus tik su perkrovos srovėm. Jeigu kalbėsime apie trumpą jungimą, tai čia viskas sudėtingiau. Kiekvienas įrenginys turi savo kažkokį galingumą. Kuo mažesnė šito įrenginio varža, to galingesnis tas įrenginys. Jeigu neaišku kodėl, žiūrėkite omo dėsnį. Bet jeigu varža pasidaro 0, tas reiškinys vadinasi trumpų jungimu. Dažniausiai atsiranda jis tada, kai jūs tyčia ar netyčia sujungėte fazę su įžeminimu arba 0. Tokiu atveju varža tarp šitų laidininkų pasidaro nulinė, o tuo tarpu srovė pasidaro labai aukšta ir juda kažkur prie begalybės. Ir kadangi srovė iškart pasidaro labai aukšta, tai visada gaunasi, kad nesvarbu kokios charakteristikos automatas B ar C, juos išmuša abu. Ir šitoje vietoje jums gali padėti tik vienas vienintelis dalykas. Jūsų įvadinis automatas turi būti 4 kart didesnio nominalo nei linijos, kurioje įvyko trumpas jungimas.
Pavyzdžiui, jūs namuose turite 14 kW, tai bus 20 A įvadinis automatas, o rozečių linijos automatas yra 16 A. Ir jeigu jūs kažką užtrumpysite pas save rozetę, tai išmuš ir linijos automatą, ir įvadinį automatą, nepriklausomai nuo to, kokios charakteristikos bus jūsų linijos automatas. Bet jeigu jūs norite, kad įvykus trumpam jungimui rozečių linijų išmuš tik tos linijos automatą, reiškia, kad jūsų įvadinis automatas prie ESO skaitliuko turi būti 63 A. Bet bėda yra tame, kad kiekvienas kilovatas iš ESO kainuoja pinigų. Ir jeigu jūs norite, kad avarijos metu išmušinėtų tik linijos automatą, neišmušinėtų įvadinį, tai jums reikės pakloti nemažą pinigų sumą, kad padidinti tos kilovatus. Iš patirties galiu pasakyti, kad trumpas jungimas, kai jūs jau gyvenate namuose, visai nedažnas atvejis, todėl jums pakaks ir B charakteristikas automatų, kad perkrovos metu išmuštų tik tai linijos automatą, kuri buvo perkrauta. O namas skydė įvadui. Mes išvis visada montuojame paprastą 63 A kirtiklį, kuris atlieka tik on ir off funkciją. Apie tai papasakosiu vėliau, kai darysiu video apie skydo įrenginius ir jų paskirtį. O jeigu norite, kad padaryčiau video apie tai, kaip veikia automatai, kaip jie suveikia tam tikrose sąlygose, kai yra perkrovas, kai yra trumpas jungimas, paeksperimentuočiau su automato nominalais, tai spauskite laiką ir kai šitas video surinks 1000 laikų, imu operatorių, imu apsaugos priemonės ir varau į garažą žaisti su elektra. Prenumeruokite kanalą, dėkite laikus ir iki sekančio video. Iki.